pagaliau serija nutraukta. Kaip pavyko šiandien iškovoti tokią pergalę? Gerai puolėm. Iš tikrųjų susikaupė, gerai žaidėm, gerai puolėm tikrai. Bet gynybo aišku per daug. Yra play-off. Reikia gerai žaisti. Ar jau čia tas puolimas tai buvo jūsų gero puolimo dėka ar varžovų prastos gynybos? Ar tiesiog deriniai pavyko šiandien? Aš manau, treneris parinko gerus derinius visų pirma. Bet aišku, gynyba ne vienos, ne kitos komandos. Neblizgėjo, abi dvi įmetė po 100 beveik. Tai nėra gerai. Individualus meistriškumas šiandien turbūt irgi buvo svarbus faktorius tiek tavo, tiek Aurimo, nes lemiamais momentais būtent jūs tempėt komandą į priekį. Aš nežinau, komanda, ko gero, treneris pasitikė ir tu turi daryti tai, kas reikalinga komandai, bet ką, gintis, pulti. Mariau, tau, kaip pernai žaidusiam Šiaulių komandai, šis laimėjimas kažkoks ypatingas, ar tai yra paprasta eilinė pergalė atkrintamose varžybose? Man asmeniškai gal nieko ypatingo iš tikrųjų, bet aš galvoju, Utenai jinai ypatinga, nes pirmą kartą laimėjo prieš Šiaulius. Mariau, pergalė 1-0 ir rungtynės namuose. Didelis žingsnis pusfinalio link, ar kova dar tik įsibėgėja? 1-0, čia viską pasako. Utenoj reikia surinkti visus raudonus mūsų fanus.